Sekmadienis prasidėjo sudėtinga. Tas krita viršelis, kur viduriavo, tai nuotaika sugadinu visą. Bet niek reikia siek darbuoti toliau. Tuos telyčias tur pareiti čia per lauką. Čia. Ir viršelį užėdį, kol bus išvalyta. Tai reikia suktis, išsivaryti telyčias. Tada jaučius į vidurį suvaryti reikia. Tai va, sekmadienis ir darbuojamės. Suvariau dabar į čia, į tų pusę, kur šyriau. Dabar reiks čia mėšlą iškabinti. Ir norėčiau dar pasisėrit grįžtant į gardą, bet nežinau, turės laiką. Per mėšlydą plauk, kaplet laušis. Nelabai man patinka šitas variantas. Bet ką nėra kitaip. Toks griovys, kur ratelis buvo. Tai jos siauresnis kokio atsikrenka. Bet su bobkatu daug kur gali dirbti, kur su traktoriu neįvažiuoti. Nu, jau tuką vietą jau išvalyti. Dabar čia suvarėm tus ateinančių kartų, kaip sakiau. Ten teličiks iš čia gyventojai. Dabar išvalyti reikia šitą gardą. Dabar traktorius čia vidurį iškabins. Ten bobkats vėliau kraštą davažios. O jau tuką išvalyti. Patenkinti. Po to pašarų prisivežti. Bet daug neveš jaučiu. Gal bandys dasverti čia, ateinant savaitę. Tai va, išpjoviau viršų, nes neįtalbau, kad pasipils meliuką. Tai va, čia tas senas tvartėlis, kur sakiau, ten išpjovėm viršų, kad bobka atsitilptų. Ir čia daugiau nėra ką apivažiuoti, nikau. Tik bobkatėlis gal atvažiuoti čia iškabinti. Mėšlavo pristovėjai. Tai patenkinsiu, kad gauna čia važiuoti, nes nesiduoju čia su rankomis, tai nebenorėčiau. Praeit metį mečiau dar. Aišku, ten tik neužsileisdavau, nes čia dar šį žiemą nevalėm, bet vis tiek mesti, tai čia būtų tragedija. O dabar puikiausiai savo traktorių iškabinsiu ir viskas. Liuks. Dėl kur reikia ūkininkam bobkatų.
pabaigs fermo kabint, kaip ir sakiau, tus kraštus. Ir tada iškreiks. Pareis tyčia. Teličiks į savo vietą. Все. Ir švarų kačiuks namo. Daugiau padarėm, nei tikėjaus dar. Kaip gražiai jie dveršiuką rolon, bet nu, čia neturėtų būti, turėtų būti tvarta gali ten. Nu, išeikti savo pakais. Tas gražus, va. Kukso. Tas sementalas labai gražus. O tai taip, kaip karosa. Pininė. Na, pravarom. Parės atgal. Tai o, visas šūdins, visas juolins, bet viskas išvalyta. Čia ir čia. Intensyvi diena, visą dieną valėm. Bet viskas padaryta, tai liuks. Tai žodžiu, varau kitų darbų. Pirmadienis, pirmadienis, sekmadienis baigts ir žiūrėsim, bandysim. Pirmadienį, antradienį gal pasisveri dar bulius. Žiūrėtų svoris kokie ir gal bus jau kažkam pardavim. Tai va, šiandieną tiek. O, pirmadienis jau ir dabar atvariau bišką apsitvarkiau. Skambins, prašysiu broliaus, kad varyt padėti pasverti autokus. Nes nenori vežti pašarų. Jautuką dar iš po vakar kreikėm, nes durulonas įsikreikė. Tai sausai čia palei tų kraštą laikos. O jaunims čia irgi sausai. Čia toks jau toks neaug, pats vyriausias ir, bet jis realiai toks pat amžiaus kaip šiti. Bet neaug tiesiog. Nu, tai apgavas dabar laikom jį savom reikmėm suvartosom. Nu, čia teličikės ir. Ir mažiuką dar tokie baliuką, nes ten nebetelp jau į tvartelį, tai čia parvarėm su teličikiam. Tai jau, kaip ir sakiau prieš tai, nu, ispanas pasitrauk biškį. Galėsim parodyti nuorašą. Kaip ir sakiau, čia ir vis tiek žemiau, ta pusė ir žemiau, nes karvis čia stovėdavo, tai vis būdavo labai gerai, karvis stovėdavo, jos niekad nesiklaupdavo. Nu, tas sprendinis, aišku, ne to vieto būdavo, bet esmė ta, kad sprendinis ir ne bėda. Ir bėda tas, kad aukštis ir vos nelygus su tuo aukščiu. Na, iš čia skiriasi kelias centimetras, čia gal kokį 10 cm. Čia dar žemiau ir, nu, žodžiu, ir toks bišknuolis griovys, čia toks grotelis būdavo. Tai čia buvo rišamas karvis, o dabar, kai palaidi tie bulė, tai, na, jiem nepatogiai čia. Tai dabar reikia perdarinėti. Tai dabar darys biškį kito rekonstrukciją, tai čia laikys gyvulius per tą visą plotą. Čia išsikels šėrimo taką.
Čia pasidarys duris ir čia šersus, kur į galviją. O ten galės įgyventi. Žodžiu, bet čia ateity. Gerai, reikia įleiti, kol nesulaiž žmonės. Vaja klaupas čia. Nes per žemai ir šilimo teks. Ir išamiem buvo gerai, bet o visi suklaupė ir ta, kad ir, aišku, nėra čia ko tikėtis, nes čia 2 savaičių bėgi mėšlas pakels, atep, ar ten po 3 savaičių jie pradėt klaupti natūraliai, nes, bet kokiu atveju šeriam taks ir per žemai, bet norėjau tom pabrėžti, kad reiškia, jeigu pririštas, tai nusivalo visada, tai reiškia, tas aukštis nekint ir tie galvijai neįpranti net klaupti, jie normaliai stov. O čia jeigu su giliu kraiku, su kraikeliu laikom, tai būtina reikia šerim tą aukštai daryti iš tikrųjų, o tą giliau. Kad pasidėd pašaras, tai jau atsisto, kaip išsival, bet o irgi įsitraukia į vidų, bet niek, šiaip normaliai. Tai iš tos senus fermas, kaip ir planuoju, kaip ir minėjau, daryti tvartą kitą čia, su kitoj principu visai. Bet esmė tai ir, kad laikys čia karvės viršelės. Nes vis tiek biški ir šiltesnis, kai atsiveda ir geriau toks uždaresnis tvartas, neišbėgti viršelį niekur. Na ir padaryčiau čia sufiksuojamas sprandinės. Šėrimą tą, kad čia padaryčiau ir fiksuojam sprendinį, sudėčiau, tad tie viršiuką neišlystų į šėrim tą ir nepradėt lakstyti. Ir čia kokį porą gardų išeitų, didesnių tokių karvytėm su viršelės. O į tą bakužę sudėčiau jau atjunkitus. Kažveit liucerna. Liucernas atvala. O čia tas, kur nupirkom, kur pradariau. tą laikymą vietą, kad būtų, kad kuo sausiau galvija būtų. Nes kai daug mėšla ir sausa, iš tikrųjų. Ir net mažiau reikia. Pačio pradžio greit atsiranda drėgmė šiaudos, nes betonas po apačią ir atmuš drėgmė į viršų. Na čia ir grioviai dar eina. Seniau, kur eidavo kurmių pagalba mėšlas po grotelėm, tai tie grioviai biškit sutrauktas srutas. Bet realiai esmė ta, kuo gilesnis tas tvartelis, tą laikėm vietą, to sausiau galvė. Pasikabė ant gražė, bet čia neįtilps per varus.
Nu, baig paruošti sistemą. Čia atsidarys vartą. Prisiglaus eisbulę. Pasisversim ir paleisim. Po to patrauksim svarstyklės ir... Nu, pasisvėrėm, tai dabar aišku, kad tik ta 4 ar 5, man atrodo, ir jautuką jau prie, kaip sakė, jau to svorį tinkama. Ir nežinau, dar laikys kokį mėnesį. Žiesam, reiks pridėsiu gal ten keletą kilogramų mizės, tarkim, per mėnesį. Kiek dar daug tų jautukų galės suspręsti ir tada jau furgoną vadinsiu po mėnesioką. Nežinau šiaip, reikia pažiūrėti, kokie amžiai yra tų buliukų. Nes jie dar gan pakankamai jauni turėtų būti. Pažiūrės kiek mėnesių, pažiūrės kokie svarė tada. Pasižiūrės, kokia čia ta išvada. Vasarį 14 antradienis, nuostabus oras. Einu pažiūrės, kaip jautuką laikas iš po vakar biški stresavo nuo to staklio. Pažiūrėsim. Vėl vienas išleins lauk. Nesprantu. Čia seniau nelyzdavau. Galvojau dėl mėšla gal išlent, bet ne, matyt, ne taim reikals. Reiks dėti vis dėl to skersinės, arba dar kokį papildomą vamzdį vien. O jautuką gražiai atrodo. Kaip matėt per video, šits jautis 8 labai bliuvi. Nežinau, kodėl tie pirka pateino šanus išvaryti, arba, kaip matėt, vakar svėriau. Tai žiaurė blūdį, žiaurė bliaun, šiaip jie ramusi. Tik sublūst, kaip kažkam pradėt dirbti. O čia tas pats, kur bliuvi velnio balsu. O, draugelis. Tai kaip einu į aptvarą, noriu pervarinėti gyvulius, tai pasiėm šakį. Visar pasiėm šakį, nes šiaip tai jie draugiški yra, bet kaip pradėt stresuoti, tai nežinojus, kas tiem gyvuliam gal užeiti. Tai ta šakį ir dėl man paties saugumo. Nes čia kartais jie būna neprognozuojami, kaip pradėt stresuoti. Šiaip tai ramus ir šiaip reikia, nekelti to bereikalingą stresą, nes gyvuliai atsimena vis tos dalykus. Dėl to aš ir noriu, pavyzdžiui, kaip išvaliau, tu jau pat pasisverti, nes visko vieno ruozu, bet neišeitė padaryti. Tai iškart kitą dieną pasisvėriau, kad kuo mažiau jos stresuotų, nes aš manau, jeigu jos mažiau stresinė, tada jie nebūna agresyvūs. Gali ateiti, glostyti. Bet kaip vyksta varinėjams, tai reikia labai atsargiai su jais elgtis. Tai tiek. Atrodo visi sveikai, visi stol. Nes šiaip kaip išvalom būna dažniausiai, kad jie labai siunt, šokinėja ir te baisu, kad atėjus, kad nebūtų koks kojį nusilaužti.
Bet čia atrodo visi atsistoja, visi eina. Tai tiek antradienį. Nežinau, gal kažką filmuos, bet šitam video užteks, manau, ir ačiū, kas žiūrėjot. Tai pasisvėrėm ir dabar laukit kitų video.